juos iš pirmojo derinio po minutės pertraukėlės. Ebo, nieko nelaukdamas, iš 3 minutės. Wow. Ebo dar kartą iš toli Amita. Gerbėjų, kurie šiandieną atvyko į Kėdainius. Amitas Ebo po driblingo iš 3 taškų zonos. 3. Reimi. Ebo. Labai toli metai jis, nors buvo likusios dar 8. M-Basket Delamaut pademonstravo, kad gali ne tik pats atakuoti krepšį, bet ir kurti komandos draugams. 6 rezultatyviai. Tiesioginį oponentą, tai yra daugiau statinės padėties metikas iš 3 taškų. Suleidė šiandieną į Kėdainius. Tačiau nereikia menkinti ir šio žaidėjo individualaus meistriškumo. Čia ir vėl atakuojamas 2 prieš 2. Priekyje Nevėžis OptiBet. Ebo. Ir čia subirėjusi visiškai Jonava. Perpus. Mažėja Nevėžio OptiBet turimas pranašas ir Žygimantas Janavičius. Tačiau čia kalbama apie per karjerą atliktus rezultatyvius perdavimus. Ebo vėl. SIBET ekipai, kaip jau minėjau, nuo prisijungimo prie Jonavos klubo iš karto tapo ryškių komandos lyderiu. Mažina Jonavos komandos atsilikimą. Jis Ebo labai gražiai praskirta varžovų. Vaitkus ima kamuolį. Ebo, tiesiog žiūrėkime, ką pademonstruos dabar jis. Wow! Francis Okoro beje taip pat dvigubą dublį užfiksavo Kėdainių ekipoje. 15. Kėdainių ekipa. Ebo. Reikia rezultatyvių perdavimų Amitui. Yra. Perima kamuolį Amitas Ebo. Šeškus Virginijus. Šeškus tiesiog laikosi už galvos. Amitas Ebo gerina Lietuvos.